kada atsirado pats ūkis, gal jeigu taip žiūrėt, kada atsirado mintis kažką daryti. Pirmas dalykas, įsigijus sodybą, buvo nemažai žemės, bent jau kaip man atrodė nemažai, nes apjaut žolę tik tais ir žiūrėti, tai nėra kažkas. Tai pirmas dalykas, taip sutapo, kad ir COVID'as atėjo, visą kitą, tai tie dalykai labai pastumėjo į tą, kad buvo gal daugiau tokio laiko, kažko gamtoj pabūt reikėjo per prievartą ir ne tik. Tai nuo to atsirado smidrai, o smidrai, kadangi jų sezonas yra trumpas, augimo ir visa kita, tai kažko norėjosi, kad visus metus galima būtų veikti tam nedideliam plote kažką daryti. Tai ta prasme, kadangi buvo pastatai ir visa kita ir toks galbūt patirtis su grybais iš esmės iš anksčiau yra, tai turbūt ir buvo tas toksai tiesus kelias, tai, kad reikia kažką bandyti daryti. O tos pirmus žingsnius žengti, tai būtent padėjo tas, kad galima buvo gauti paramą ir ta prasme išsibandyti save tam pasiruošimo etape, kur reikėjo susiplanuoti viską ir paskui įgyvendinti. Tai ta prasme, tas gal buvo didžiausias iššūkis, teisingai susiplanuoti, nes ta prasme įsigyti tas, kas nereikalinga ir ko nepanaudosi, tai turbūt yra toks, kaip pasakykim, viską vėjais paleisti nesinori. Geriau tas, kas būtų naudojama ir ta prasme galėtum dar panaudoti toliau, nes planas galbūt ne tik yra grybų auginimas, o ir pačių grybų išsianalizuoti, kas tais grybais galima padaryti, paklausą pamatyti ir visą kitas. O apie grybus galvojant, tai vis tiek mikroklimato įranga, tai čia reikėjo susikomplektuoti iš atskirų dalykų, kad galėtum valdyti, vis tiek norisi šiais laikais valdyti už telefoną viską, per atstumą, tiesiog turėti tos parametrus, kurios reikia, galbūt, kad galėtum eksperimentuoti ir nuolat sekti procesus. Čia buvo jauno ūkininko projektas, dokumentacinė pusė iš esmės vis tiek teko konsultuotis. Labai, galbūt turėjau gerą konsultantą, tiesiog mano visos idėjos jau seniai buvo susigulėjusios, tai tam tikrus dalykus patarė tiesiog kaip susipildyti, ką laiku ir pasidaryti. Tai gal nesakyčiau, kad buvo tai sudėtingiausia. Sudėtingiausia buvo galbūt susiplanuoti teisingus pirkimus padaryti, kad nepaleisti vėjais pinigų. Dabar apie grybus, tai pagrindinis dalykas, taip, užauginti grybą tikrai galima ir jį paprasta yra užauginti, kai jau įdedi kažkiek ir tau tas grįžta ta patirtis, ne? Bet vis tiek esmė yra, kad tu turi realizuoti grybus ir uždirbti iš jų pinigus kažkokius ir kad galėtum grįžti ir toliau bandyti, nes tie bandymai kainuoja. Tai ta prasme, pirmas dalykas atrodė, kad yra paprasta, turgui parduosi ir visi nupirks arba ten Facebook'e paskelbs. Taip iš tikrųjų nėra, nes kai tu turi grybų, jų niekam nereikia, o kai tu jų neturi, tai tada daugam reikia, atrodo. Tai esmė tokia, kad taip, kažkas turgui, kažkur gal atsirado, kažkas užmatė kažkur, tada tokių kontaktų, bet pagrindinis dalykas turbūt yra trumpų grandinių projektas toks įvykęs ir geras kontaktas ir Musės krautuvėliai, ta prasme, yra galimybė realizuoti, nes mes patenkam į tą atstumą, kaip tik mūsų ūkis. Tai iš ten atsirado kaip kurie kontaktai, kas pamatė ir į restoranus, kurie turi Michelin žvaigždutes. Tai, ta prasme, reiškia grybas šviežias ir įdomus. Ir ta prasme, galbūt fokusas yra ne į didelius kiekius, bet į šviežumą. Tu gali startuoti jau biškai su didesniu pasitikėjimu, ta prasme, tai didesnis pasitikėjimas, pabandai, kalbi ir matai, ką rinka, ta prasme, stengiasi realizuoti, matai, kad tau rinka pasako, galbūt kažkokį produktą pabandyti, net realiai ir dabar yra tas dalykas, kad esam tokioje situacijoje, kad galbūt bus naujų produktų, kurie bus su grybais padaryti, tai ta prasme, atsiranda poreikis ir tada tu bandai. Tas ir gal ir įdomiausia. Ir tau ta parama leidžia tau startuoti biškį nuo tos aukštesnio to laiptelio ir tiesiog tau, jeigu dar idėjos susigyvenusios visas, tai ta prasme gaunasi toks, manau, tvarus investavimas, ar kaip čia pasakyti. Viskas turi vykti natūraliai ir tu turi suprasti tai kaip natūralų procesą, bet be papildomų kažkokių investicijų ir pinigų tu nieko irgi nepadarysi, o jos iš kažkur natūraliai turi atsirasti pas tave. Jeigu tu eini teisingų kelių, tai tu tikrai kažką pataikysi ir kažkas atsiras. O dėl ko žmonės nesiryžta daryti, tai vienas dalykas reikia nebijoti.
vienas dalykas nebijoti ir pradėti daryti. Kai pradėti daryti, tai bus daug kas neaišku, bet paskui atsiranda sekantis žingsnis. Viskas eina mažai žingsniukais iki tam tikro tikslo. Svarbu pradėti.